Sveiki! Jungikliai, perjungikliai, kryžminiai perjungikliai, pušiniai mygtukai ir taip toliau. Šiaip nemaža dalis mūsų sekėjų atėjo į šitą kanalą ieškant informacijos, kaip pajungti tam tikrus jungiklius, perjungiklius, tam tikrus įrenginius. Bet pastebėjome, kad kartais žmogus net nežino, ką jisai turėtų jungti, kad padaryti tam tikrą valdymą. Tai šiandien pasišnekėkime apie tai, kokių jums kombinacijų reikia, kad valdyti savo apšvietimą kažkaip patogiai, moderniai ir taip toliau. Bet prieš tai, kaip visada, užprenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite patinka po šito video, parašykite mums komentarą, kad YouTube algoritmai suprastų, kad šitas video buvo naudingas ir geriau promautintų mūsų video. O visus įrenginius, apie kuriuos šiandien pasakosiu, jūs galite surasti mūsų internetinėje parduotuvėje, tai kad užsukite ir būtinai pasižvalgykite. Taigi, statantis namą, o tiksliau įrenginėjant namą, kai jau išdažytos sienos, viskas sutvarkyta, norisi įjungti šviesą, kad matyti dažytojų kasekus, ir elektrikų, jeigu blogai prasivedžioja kabelius, o jeigu pats vedžioja, tai savo kasekus susirasti. Ir reikia parinkti, kokių įrenginių mes tam tikras šviesas valdysime. Tai, jeigu pas mus paprastas valdymas, tarkim, nežinau, viena lemputė, vienas jungiklis valdosi iš vienos vietos. Tokiu atveju mums reikalingi jungikliai. Jungikliai būna vieno klavišo, būna dviejų klavišų. Iš principo yra taip, kad vienas padavimas, vienas išėjimas. Jeigu tai dviejų klavišų, tai vienas padavimas, du išėjimai. Nebūna dviejų jungiklių, kuriam reikėtų dviejų padavimų. Tai jeigu norėsit pajungti du šviestuvus nuo atskirų fazių, tai su jungikliais to padaryti nepavyks. Jeigu jūs planuojate įrenginėti savo išmanųjį namą ir jau nors kažkiek pradėjote domėtis šią temą, tai tikriausiai pastebėjot, kad ne viskas ten taip labai jau paprasta ir yra daug labai įvairių niuansų. Bet jums pergyventi nėra ko. Nes mes išmanius namus įrenginėjame nuo suprojektavimo darbų iki pilno išmanaus namo paleidimo. Įrengimo metu mes visą laiką esame ant ryšio su savo klientu, padedame jam parinkti teisingus sprendimus ir įrangą, kuri vėliau bus labai paprastai integruota į jūsų išmanųjį namą, kuris jums ir jūsų komfortui tarnaus ilgus metus. Dirbame mes visoje Lietuvoje, o visi mūsų kontaktai yra po šito video aprašyme. Kada mes norime valdyti savo apšvietimą jau iš kelių vietų, iš dviejų kaip pavyzdys, tai mums reikalingi perjungikliai. Perjungiklis jau turi įdomesnę schemą, aš ją čia parodysiu ir čia matome, kad mūsų elektros grandinė užsidaro arba iš vienos pusės, arba iš kitos pusės. Kai mes perjungiklį perjungėme vieną pusę, jisai nutraukia grandinę. Tokiu atveju, jeigu mes paspaudžiam perjungiklį iš kitos pusės, jisai vėl uždaro grandinę, tokiu principu veikia perjungiklis. Perjungikliai vėlgi būna viena klaviša, būna dviejų klavišų. Bet su perjungikliu yra vienas toksai niuansas, kad jeigu mes pavyzdžiui įjungiam iš vienos pusės šviesą, o iš kitos dar neišjungiam, mūsų klavišai skirtingai pozicijai. Jeigu tai dviejų klavišų perjungiklis, tai įsivaizduojat, pas jūs viena apšvietimo grupė išjungta, kita įjungta, jūs išjungėt iš kitos pusės, klavišai liko skirtingose pozicijose. Yra žmonių, kam tas nerūpi, yra žmonių, kam tas labai kliūna už akies ir manau, kad po šito video, kai aš šitą pasakiau, nemaža dalis jūsų pradės vaikščioti namuose pas save ir matyti, kaip pas jūs neatitinka klavišai. Tai kaip tai išspręsti, iš tiesų niekaip neišspręsit, nebent su impulsiniais jungikliais, bet apie juos mes pakalbėsime vėliau, ten, kažkur video pabaigoje. Tai perjungikliai mums reikalingi tada, kada mes norim apšvietimą valdyti iš dviejų vietų. Jeigu mes apšvietimą norime valdyti jau iš trijų vietų, tai mums į grandinę turi atsistoti kryžminis perjungiklis. Ir va čia daug žmonių būna susipainę. Jie galvoja, kad jeigu jie nori valdyti apšvietimą iš trijų vietų, tai jiems reikalingi 3 kryžminiai perjungikliai.
Bet iš esmės jiems reikės vieno perjungiklio, kryžminio perjungiklio ir dar vieno perjungiklio grandinės pabaigoje. Schematiškai tai atrodo va taip. Dabar, kaip matot, srovė teka, paspaudus bet kurį iš šitų klavišų, grandinė nutraukiama. Paspaudus vėl, grandinė vėl uždaroma. Ir tokiu principu veikia kryžminis perjungiklis ir tokių kryžminių perjungiklių jūs galite savo grandinę įterpti vieną, tada valdysit iš 3 vietų, 2, tada valdysit iš 4 vietų. Ir jų gali ten būti, nežinau, iki begalybės. Norit iš 10 vietų valdyti savo apšvietimą, prašom, galite integruoti 8 kryžminius perjungiklius tarp jūsų paprastų perjungiklių ir gausit šitą valdymą. Bet su kryžminiu perjungikliu yra vienas niuansas, kuris dažnai sugadina, sakykime taip, dizainą. Kryžminių perjungiklių aš per savo karjerą nemačiau ne vieno 2 klavišų. Kažkur kažką girdėjau, kad tokie yra, bet jie subyra, šiaip labai sudėtinga konstrukcija gaunasi, jie techniškai sunku pagaminti, todėl nedaug gamintojų juos gamina, nes daugiau problemų negu uždara. Tai vat perjungikliai pas jūs dažniausiai bus viena klaviša. Ir jeigu pas jūs, kažkurioje vietoje, tarkim, bus 3 kryžminiai perjungikliai, tai pas jūs ant sienos tokia vat vieta ir ten 3 klavišai. Ne visada gražu, daugam kliūna už akės, daugam nepatinka. Ir mano manimu, šiuolaikiškiausias metodas valdyti apšvietimą, jisai buvo ir kažkada seniau, ir net kada aš pradėjau daryti savo YouTube kanalą ir pasakojau, kaip pajungti perjungiklį, kaip pajungti jungiklį, kaip pajungti kryžminį perjungiklį, ten atsirasdavo komentatorių, kad viską darykite per pušinius mygtukus. Bet pušinis mygtukas, pats iš savęs, jį paspaudėt, viskas, jisai atšoka atgal. Dažniausiai naudoja skambučiui, bet be skambučio pušinius jungiklius galima montuoti, kaip pavyzdys, su impulsiniam rėlėm. Impulsinės rėlės, tai čia, taip sakyčiau, labai žingsnis atgal, kadangi 21 amžius, technologijų amžius, tai geriausiai jį naudoti su išmaniom rėlėm. O, kaip pavyzdžiui, va šitas va. Turiu va kaip tik po ranką. Junghome išmani rėlytė. Va štai tokia Junghome Pux vadinasi. Ir va toksai va moduliukas gali būti sumontuotas už jūsų jungiklį į montažinį dėžutę ir šitas pušinis jungiklis jį gali valdyti. Tokios rėlytės būna įvairių paskirčių. Būna valdymui užuolaidų, būna valdymui dimeriavimui, būna valdymui tiesiog įjungti išjungti. Tai vat, naudojant tokias rėlytės, mes galim jas sumontuoti už mūsų mygtukų, čia jau ne jungiklis, o mygtukas skaitosi, už savo mygtukų ir šitas mygtukas valdys tas išmanės rėlės. Tai kaip ir minėjau, galima pasigaminti kaip pavyzdys dimeriavimą. Pajungėt prie savo mygtuko tokį dimeriuką mažą, kuris dedasi už jungiklio ir klavišo paspaudimu, trumpas paspaudimas įjungs šviesą, trumpas paspaudimas išjungs šviesą, o jeigu jūs tą klavišą tiesiog laikot, jisai dimeriuoja šviesą. Priklausomai nuo to, kokia buvo paskutinė būsena. Jeigu prieš tai jisai dimeriavo šviesą į apačią, dabar jisai ją dimerios į viršų. Jeigu prieš tai jisai dimeriavo į viršų, dabar jisai dimerios į apačią. Kitas dalykas, dėl ko aš pasakiau, kad impulsinės rėlės yra praeitas amžius, nes impulsinės rėlės, jos, tiesiog rėlės. Su Junghome Pux išmaniom rėlytėm jūs jau galite valdyti savo apšvietimą telefonu. Ten galit pareguliuoti apšvietimą, sukurti kažkokią sceną, padaryti taip, kad paspaudus šitą mygtuką įsijungtų kažkokią kitą rėlę ir taip toliau. Vat todėl, mano manimu, šiam momentui, tokie pušiniai mygtukai yra daug geresnis variantas valdyti savo namo apšvietimą. Ir beje, net ir populiari tema master jungiklis, su pušiniu jungikliu jūs galite tiesiog padaryti taip, kad paspaudus vienos rėlytės, paspaudus į įėjimą,
jinai pasakytų visom kitom realybėm, kad turi atsijungti. Reiškia, jums jau nereikia konsultuoti kažko, o tiesiog galite programiškai jai pasakyti tą padaryti. Funkcijų iš tiesų su šitom realybėm yra įvairiovė labai didelė. Apie šitas visas funkcijas aš jums papasakosiu kitame video, todėl nepamirškite užprenumeruoti mūsų kanalą. O šiam momentui tiek, toksai va trumpukas video gavosi, kur papasakojau pagrindus, bet būtinai papasakosiu apie kiekvieną iš įrenginių, kaip jį pajungti, kaip teisingai prasivesti kabelius, pajungsim, pabandysim, padarysim. Tai kad prenumeruokit, patinka ir susitiksime sekančiose video. Iki.